Labas rytas, negaliu patikėti. Yra netgi užuomazgos saulės. Taip, mes lygiai toje pačioje vietoje vakar niekur nebuvome. Sakydama niekur, tai turiu omeny, kad mes net durų vakar nebuvom atsidarę. Vakare prieš miegą mes visą laiką užsirakinam duris. Vakar prieš miegą sakau, Deividui, aš jau rakinu. Sakau, tai kad mes net nebuvom išėję niekur, net neatrakintos duris. Per visą dieną durų net nebuvom pradarę, nes lyjo be perstojo. Visiškai. Nebuvo net sustoję 5 minutėm. Net išlipę čia nebuvom pasidairyti. Tai pasidairome šiandien, kur mes čia esame. Ir gal net pasimėgaujam pagaliau normalių orų ir kažkur kuo greičiau lekiam, kol dar lyt nepradėjo. Gal dar šiandien pavyks kažką net ir pamatyti. Tai ta proga, kad jau saulė išlindo, lekiam greičiau iki vienos lankytinos vietos. Gal dar spėsim šiandien pasivaikščiot, ką tik lynojo, kol važiavom, bet dabar nelyja. Na, o mes atlėkėm iki kempingo. Vynioja va Deivis laidus, jungiam gulbę prie elektros. Vakar, kaip ir minėjau, visą dieną be perstojo lyjo ir dar niekur nevažiavom. Tai nei nuo važiavimo nepasikrovė akumuliatoriai, nei nuo saulės. Tai vakare jau matom, kad elektros 14%. Tai pataupėm, šiek tiek išjungėm šaldytuvą, nieko nebekrovėm, nu tai iki šiandien dar ištempėm, bet jeigu ir šiandien visai saulės nebus, tai nors aišku pavažiavom, šiek tiek pakrovėm akumuliatorius, nu bet sakė Deivis, kad būtų ramu ilgesniam laikui, kraunam iš kempingo. Na, o kempingas su tokiu vaizdu, o pagrinde iš tikrųjų mums jo reikėjo, tai dėl to, kad jau nuotekų pilna, vandens nebėra, tualetas pilna, kai prasėdi kemperyje. 3 lietingas dienas, iš karto viskas daug greičiau ir susinaudoja vanduo ir tualetas daug greičiau, nes niekur neišeini. Tai jau labai reikėjo kempingo. Nu va, greitai pusryčiaujam ir dar galutinai nusprendžiam, kur mes čia eisim. Valgom tai su labai gražiu vaizdu. Minusas, kad visgi truputį krapnoja. Nu nežinau, gal labai neišsilys. Taip, tai mes dabar esame štai šitame kempinge. Ir iš čia mes norime pakilti į šį miestelį. Čia šiek tiek paeiti. Ir kilti su šituo keltuvu tam, kad praeiti šį labai gražų žygį. Aišku, galima pakilti štai čia ir kilti štai taip ir eiti iš šitos pusės, bet kažkaip žiūrėjom, kad geriau eiti iš šitos pusės. Na ir dar vienas variantas yra kilti su šiuo keltuvu, kuris beje, kaip čia yra parašyta, turi pasaulio rekordą, nes yra pats stačiausias keltuvas visame pasaulyje. Beje, šio keltuvo ir štai šio kainos yra beveik tos pačios, todėl jeigu norėsite visgi pakilti šį miestelį, labiau rekomenduotumėm išbandyti šį keltuvą, nes jisai prie to paties yra ir pats stačiausias. Na, bet kadangi mūsų kempingas yra šitoje vietoje, tai mums daug labiau apsimokėjo kilti iš čia. Nu va, mes jau greituoju būdu esame prie keltuvų. Čia visai netoli nuo mūsų kempingo. Ten va nesimato. 5 minutės paeiti te reikėjo. Nu va, mes jau keltuvę. Tik atėjom iš karto. Spėjom pačiu laiku iššokti. O susimokėti reikės viršuje. Tai nieko dar nepirkom.
tik atlėkiam ir įsėdam. Štai ten. O, ten gal net mūsų kempingas, sakyčiau. Jo, ir gulbę matau. Jo, ten visai netoli to keltuvo. Nu, jau gražu. Skubom lekiam dabar į kitą keltuvą. Pakilom iki pirmojo miestelio. Dėsiu žemėlapį, susimokėjom apie 11 frankų. Ir dabar turim pakilti su kitu keltuvu. Bet jisai dirba iki 4. Žemėlapis rodo, kad būsim be 5-4. Tai dabar lekiam greitai. Turėtumėm spėti. Nu va, artėjom prie to keltuvo. Pagal viską turėjom eiti pusvalandį. Bet lygtais pavarėm ir per 20 minučių iki čia atėjom. Kaip ir viskas gerai. Paskutinis po 4:15, ne 4. Užtat prastesnės naujienos, kad kelsimės tokiu super atvirų keltuvų. Nežinau, kaip aš dėl to jaučiuos. O dieve. Man nepatinka. Na, aišku, nebeturiu jau kito pasirinkimo, nes jau mokam už bilietus. O dieve, sustabdė visus keltuvus, nes tas vyras neužsirakino. Reikia užsirakinti, kai įlipi. Visus keltuvus sustabdė dėl jo vieno. Eina savo, kaip aš dabar dar labiau bijau. Eik, tu šik, gerai, kad mačiau, jog čia gali sustabdyti. Aš ten viršui ant kalno būčiau į kelnes pridėjus, jeigu sustabdytų tos keltuvus. Čia jau viskas jau artinas. Dar vienas dalykas, kad... Čia dabar bus tas, palauk, bus tas toks. Ne, viskas gerai. Dar vienas dalykas, kad mes keliamės paskutiniai ir jeigu blogai apskaičiuos, išjungs keltuvus ir mes kabėsim čia. Šmaikšta. Va taip, čia viskas atrodo, sako, Deivis kojas gali ant tų pasidėtų, tai mano kojas pažiūrėjo, jo, sako, tam nereikia, nepasiekiu. Bet jo, svarbu buvo šitą užsikelti, kad nesustabdytų visų keltuvų. Nu ir viskas. Keliamės į viršų. Šiaip švelniai kelia viskas, gal ir gerai. Jeigu labai bijai, galima tai padaryti. Deivi! Deivi! Nedaryk nieko, nejudėk iš vis. Atidaryk, nežinau. Atidaryk, paskui bijosiu. Tai gal taip geriau tam? Nežinau. Ai, man visaip jau dabar baisu. Eina savo. Keliamės tai aišku į tokius debesis. Matom, kad ten ne kažką. Nu, bet neturėjom kito pasirinkimo. Ten va visai dar toks nieko dangus. Gal prasisklaidys? Nu, ne tai ne. Bendrai viskas jau kainavo. Abu tie keltuvai, praeitas ir šitas, apie 77 eurus dviem. Ir visus šiuos bilietus perkam tik į vieną pusę, nes jau atgal keltuvai nebedirbs, teks pėdinti pėstute. Tai jeigu dar būtumėm pirkę į abi pusės, tai būtų virš 100. Gerokai būtų 140. Va, tokia mes debesyje. Karvutės va tik tais ganosi. Eina, šiek sustojom. Tai gerai, kad mačiau, kad gal kažkas tiesiog neužsidarė, ne? Ne, baigėsi darbo laikas jau po 4. Šiaip jau po 4 kelias minutės. Tiesiog sustojom. Karvutės va tik matosi. Nu, šokt ne variantas. Nesimato, aišku, čia, bet aukštai esam. Vis dar stovim, sakau, Deivi. Blogiausia, kad įstrigau, tai su tavim. Žiūrėjom. O, pajudėjom. Wow, va čia tai vaizdas.
Kai gražu. Neįtikėti. O šitoj pusėj koks grožis. Eina sau. Jo, čia labai, čia iš vis. 7-5 eurai į debesį. Wow, grožis neišpasakytas. Tai va tokį vaizdą mes čia dabar matom. Jau nerealūs kalnai, snieguotos viršūnės va. Nu, pasak. Nu, bet pažiūrim, kaip turėtų atrodyti. Na, gal prasisklaidys? Optimistė aš vis dar. Gal dar prasisklaidys. Dar saulutė išlys. Dar vienas didžiulis minusas, kad be galo slidu. Kad purvas tai įsitepsim, tai dar nieko. Kempinge esam išsiplausim. Bet vat, kad slidu, biški baisu paslyst. Aišku, kai toks rūkas netaip matosi, kaip toli krisi. Tai pliusas. Bet jo, mes čia šiaip iš tikrųjų labai aukštai esam ir su pasakiškais vaizdais, kaip jau minėjau. Nu, greitai filmuojam, kol prasisklaidė truputėlį debesis į vieną pusę. Tai va, bent jau šitas matosi slėnis, šita pusė. Atplaukė šiek tiek debesų. Labai gražu. Nu, dar galėtų šitą pusę šiek tiek prasisklaidyti ir viskas. Šitoj pusėje girdžiu krioklį. Pagal garsą sakyčiau, kad 99% Niagaros krioklys. Tai reikia tik įsivaizduot, bet iš garso tai geras krioklys tikrai. Sakė Deivis, svarbiausia imagination, svarbiausia vaizduotė. Įsivaizduokime, kad viskas labai gražu. Gerai, žygiuojam toliau. Nuo karto, tai tikrai va labai gražu. Matosi tą keterą, kurią einam ir dar ten visai toli eisim. Nu va, iš čia iš tikrųjų ir matosi mūsų žygio pabaiga. Va ten, kur tas geltonas stogelis, ten jau yra keltuvas. Tai mūsų žygis, kuris čia turėtų trukti pusantros valandos 2, taip ir eina tą atbriaulą iki keltuvo, nuo praeito keltuvo, kuriuo pakilom ten. Jo ilgis 4,5 kilometro ir va, rašo, kad turėtumėm apie pusantros valandos užtrukti. Atrodo šiaip ne tiek ir daug. Bet jo, čia visa esmė, kad iš čia turėtų atsverti ir tą pusę, ir tą, ir tu esi ant visiškos tokios briaunos. Daug kas vadina ant balno, kai eina tokiais tokia atbraila ir turėtų iš čia matytis nerealūs kalnai, jau su snieguotam viršūnėm. Čia irgi visas slėnis. Na, bet pasitelkim vaizduotę, kaip jau sakiau. Nu, greit nufilmuojam dar ir šitą pusę, šiek tiek Oi, čia galima tiesiog stovėti vietoj ir va, tai nuplaukia debesis, viena pusė matosi. Tai jau buvo šita pusė šiek tiek mačius, jau ten ir snieguotas viršūnės, iš tikrųjų matęs, ne vaizduotė. Vau, labai gražu. Ta pusė jau dabar irgi visą matos, bet liktais nauji debesis ateina. Čia kaip gerai atrodo, nebesimatant beveik. Bet va ten labai gražus kalnai. Vau. Vau, tai čia pasirodo ežeras. Aš neįžiūrėjau prieš tai per rūką. Ten tolumoje irgi prastai matosi, bet ir ten dar aukščiau toksai ežeriukas.
Wow. Kaip iš čia dabar gerai jaučiasi aukštis, kaip aukštai tas ežeras ir kaip žemiau šitas. Nors jie čia abu šiaip iš tikrųjų aukštai. Miestelis, iš kurio mes pakilom, yra ten daug žemiau. Nu labai vertas čia šitas takas. Žinau, čia beveik nieko gražaus neparodom. Tikrai labai daug vaizdo uždengia debesis, bet pridėsiu pilną vaizdų, kaip čia turėjo atrodyti. Iš TikToko, Instagramo ir patys iš tikrųjų galit pasižiūrėti, bet labai nerealus takas. Ir beje, nėra visai sudėtingas. Nuolat tai laiptukai, tai iš vis tokios lygumos. Truputėlį prisėdom. Matosi, va, kaip eina žmonės. Ir mes iš ten atėjom. Labai gerai dabar atsiveria visa ta ketera, kurią ėjom. Ir šiaip jau daug gražių kalnų atsiveria. Liuks. Iš tikrųjų, dėl to nelabai ir skubam, nes matom, kad čia vis ilgiau pasėdėjus daugiau tiesiog vaizdų pamatom. Nėra čia kur iš tikrųjų skubėti. Nu va, kaip gražu. Žiauriai kietai. Manom, kad jau esam maždaug čia. Tai tada maždaug pusiaukelė. Čia va tarp tų dviejų keltuvų. Tarp to, kurio užsikėlėm. Ir to, kurio dauguma nusileidžia, bet mes jau nebespėsim, nes kaip tik dabar jau paskutinis ir nusileido. Teks leistis iki miestelio žemyn pėstute. Tai va, liko dar pusė šio gražiojo tako. Kaip gerai matosi, kaip debesis atsitrenkia čia į šitos kalnus ir toliau slenka, bet juos čia nupučia. Nežinau, ar gerai čia matosi. Aišku, čia vėl vaizdą nebesimato. Kaip gerai atrodo. Nežinau, ar kažką jūs čia matot. Kaip koks katilas rūkstantis. O! Šiek tiek atsivėrė. Nu va, ir keltuvas. Iš čia dar gražesni vaizdai. Bet užtruko šiek tiek, man atrodo, virš 2 valandų. Aišku, mes čia stoviniavom, tai prisėdom, tai užkandom, tai pasifotografuot, tai skubant. Na, maždaug 2 valandų gal čia ir reiktų šitam žygiui. Beje, ką tik dar turbūt 10 minučių bendravom su tom merginom. Vargšės nežinojo, kad šitas keltuvas turi tokias trumpas darbo laiko valandas ir nusipirko bilietus pirmyn atgal. Ir dabar jau mato, kad nebeveikia keltuvas, tai sako, gal žinot, kur mums eit, kad kuo greičiau atsirasti jau tame miestelyje, iš kurio mes pakilom. Ir jos į tą patį miestelį dabar ruošiasi leistis. Tai dėl viso pikto gal tada, sakom, reiktų užsimesti šitam žygiui 2,5–3 gal valandas, kad irgi va nepavėluoti į keltuvą ir kad paskui nereiktų sukt galvos, nes ten jos kažkur skuba. Liktais į viešbutis turi ribotas čekino valandas, tai kažkur jos ten skuba, tai klausia, kaip čia kuo greičiau nusigauti. Va, ir ožkyčių yra. Viskas. Atsisveikinam su vaizdu. Leisimės. Nuleisi mane žemyn, nuneši? Man čia greituoju būdu galima. Ne, mane. Tu tingi eiti, tai aš tave greičiuk užpakalio nuleisiu. Ne, mane nunešti reikia. Šitą viešbutį? Nu va, čia prie pat keltuvų yra ir restoranas,
ir viešbutis, aišku, ne mūsų kišenį. Mes dabar apie 2,5 valandos turime leistis iki kemperio, iki to pirmojo miestelio apie valandą ir dar iki kemperiuko. Iš čia dabar matosi keltuvas, kuriuo mes pačioje pradžioje užkilome. Ten. Ir tada, kai per tuos debesis nieko nematėm, va tuos maždaug kalnus ir turėjo matyti. Gražu turėjo ir ten užkilus būt. Dar kažkur ten yra Niagaros krakliai. Jo, ten, kur sakėm, vaizduotę pasitelkat. Kaip statu. Sakiau, nefilmuok. Status buvo šiaip normalus kelias, bet dabar prasidėjo. Kada mes grįšim? Nu kažkaip tai turim nusileisti iki ten, tai nebus kelias rožėm klotas vien tik. Taip, va ir leidžiamės 2 valandas žemyn. Gal nespėsiu tempt, kol grįšim. Nereikia grįžti kameros pasiimt, bet šiam dvikojui reikės dabar pasivyti Rūtą, kuri jau ten kažkur nuėjus. Gražu, dar saulė nepasislėpė. Na, mums nedaug liko, jau čia kažkur už krūmų reiks nusileisti. Pastojo kelią mums. Kur reikia. Kiek tik tais iš čia? Desitraukė. Ir jinai iš ten čia taip atėjo ir taip tiesiai į mus. Įdomu, karvė gali užpult. Paglosti gražiai. Graži kokia šiaip. Užsispyrus karvė tu. O, kokia šurna atrodo. Gali pasitraukti mums iš kelio. Rodo kelią mums karvė. Einam paskui vieną. Ai, nebe pakeliui mums. Kita atvaro. Kokios jos čia smalsios. Visiškai nebijo. Aš tai jau grįžom, galima atsisėst, pailsėt su vaizdu. Dabar yra 9:30, jau biškį vėliau, išėjom iš čia 3, nu tai beveik 7 valandas praleidom. Labai gerai pasisekė su oru mum ir viskas puikiai. Na, o iš viso nuėjom 15 km šiandien, bet labai daug staupė tie 2 keltuvai. Va taip, kukliai mes dviese iš vienos keptuvės, vakarykščiai likučiai, makaronai su mėsos kukuliais, bet užtat su labai gražiais vaizdais. Čia per kamerą tiek nesimato, bet labai jau gražiai čia tie kalnai su miesteliu, švieselėmis. Labas rytas. O, šveicarai keliauja ir su tokiu mini kemperiu. Na ir išvažiuoja jau. Tai štai taip gali pasistatyti ir miegoti gamtoj. Jeigu nemėgsti miegoti palapiniai, manau, kad puikus variantas. Būtų įdomu, ar Lietuvoje atsirastų norinčių tokį išsinuomot. O gal žinot, kas jau nuomoja tokį? Va dabar tai labas rytas.
Pasidarėm pusrytukus, vėl toje pačioje vietoje. O šis kempingas turi labai didelį pliusą, kad jame gali būti 24 valandas. Kada vakar atvažiavai, tada šiandien ir išvažiuoji. Tai vakar atvažiavom 1:30, tai šiandien galim būti iki 1:30. Ką tik žvilgtelėjau į laikrodį, galvoju, kodėl mums taip svarbu būti iki 1:30. Jo, nes pusryčiavom 12 valandą. Jau bet kuriam kitam kempingė jau būtumėm turėję būti išvažiavę. Kempingo įvertinimas buvo labai aukštas, beveik 5 žvaigždutės. Ir truputį dar dėl ko. Yra čia šitam kempinge ir gyvūnėlių visokių. Va, ir vištytės, ir triušiukai kartu gyvena. Alpakų va dar yra. Yra va tokia va zona, kur galima ant šieno pagulėti. Naminių kiaušinių galima nusipirkti, tik už 6 kiaušinius 4 eurai. Už 4 kiaušinius 3 eurai. Dar visokių naminių dalykų galima, uogienių, sirupų, sūrių. Visai įdomi, kad šitame kempinge reikia pačiam savarankiškai užsiregistruoti ir pačiam savarankiškai išsiregistruoti. Pats užpildai formą, pats įrašai joje, kiek turi susimokėti paskaičiavęs ir pats įsijungi kortelių mokėjimo aparatą, pats įrašai sumą ir pats susimokė. Va taip čia pasitikima klientais. Nu, pagaliau išsikrapštėmės iš to kempingo. Aišku, labai daug visko pasidarėm, servisą, vėl viską išsiplovėm, išsivalėm ir dabar jau lekiame link miesto Brünnen. Štai ir Brünneno miestelis, apsuptas kalnų. Labai gražu. Na, o iš tikrųjų, į šį Brünnen miestelį mes atvarėme ne šiaip, kad pasivaikščioti. Turėjome čia tikslą pasidaryti vieną tokį dalyką, bet pasirodo reikia iš anksto rezervuoti vietą. Tai šiandienai vietos jau nebebuvo, bet yra rytojui. Tai dabar reikia susirasti kažkur čia netoliese nakvynę, kad praleisti naktį dar kažkur čia netoliese ir rytoj 10 ryto jau būti vėl čia. Ką darysim? Nesakysiu, atskleisiu rytoj, bet yra čia tokių vienų reikaliukų. Parodysim ir papasakosim viską rytoj.